Juodis atsinaujino. Įvertinkime, kaip pasikeitė lietuviškas sausiakas, kurį pagamino švedai. Iš karto į akis krenta, kad maišelis dvigubai ar net trigubai didesnis už prieš tai buvusį. Ir nežinau, kam to reikia, nes viduje akivaizdžiai lygiai tiek pat komponentų. Anas buvo labai kompaktiškas, praktiškas davinukas. Čia turime didelį maišelį. Ant maišelio matome užrašą 24-hour meals. Atrodo, kad tai yra 24 valandų paros davinys, tačiau tai yra tik kompanijos gaminančios šį davinį pavadinimas. Ana Juodį gamino lygiai ta pati kompanija. Turime lipduką su meniu numeriu, galiojimo datom, vertėm 1300 kilokalorijų, standartinė 8 valandų dozė, reiškia vieno maitinimosi davinukas. Matome lengvo atplėšimo įkirpas, daugkartinio užsegimo mechanizmą, taip pat užrašas kitoje pakuotės pusėje nurodo, kad turime tą pačią nuostabią funkciją, kad vidus pakelio yra padalintas į dvi dalis, viena šiukšlėms, kita geram maistui. Tiesa, dabar su naujoju Juodžiu iš karto išduodamas ir garinis pašiltukas pagrindinio patiekalo pašildymui. Nors mano žiniomis su pirmuoju Juodžiu irgi buvo patiekta kažkiek tai garinių pašiltukų, tiesiog jų niekas nedalino, bet pardavinėjo antrinėje rinkoje per skelbimus. Jeigu žinote tiksliau, parašykite mums, labai įdomu. Šį kartą mes gauname pašiltuką, tiesa jis yra ne šioje didelėje pakuotėje, o atskirai. Geriau jau, kad yra, negu kad nėra. Maistas bus šiltas. Žiūrime, kas viduje. Į vidų patekti turėtumėm lengvai, nes yra lengvo. Atidarimo įkirpas, kaip visada atsiplėšia nelabai gražiai. Bet daugkartinio užsegimo mechanizmas atsidarys lengvai. Viduje, kaip ir žadėta, turime du skyrius, geriems dalykams ir šiukšliams. Juodyje pagrindiniai patiekalai buvo brandinti 24 Hours Meal, to paties gamintojo brando. Šį kartą mes turim Blade Band gamintojo Stroganovo. Lactose free, gluten free, vegetarian. Kas norėjo vegetariško sausiako Lietuvos kariuomeniai, pagaliau jis yra. Ragausim, kaip čia bus skanu. Tas pats nelabai ypatingas whey protein, proteininis gerimukas. Pomidorų sriuba, Orifo. Žemės riešutai, juodame šokolade. Džiovintos spanguolės, labai skanios, ekspertui patiko praeitą kartą. Food Force drėgna servetėlė rankų valymui. Chocolate bar, šokolado batonėlis. Kavytė. Chewing gum, kramtomos gumos, dvidražė. Ir pasikeitęs brandinis 24 Hour Meal šaukštas. Pirmame Juodyje mes turėjome medinį šaukštą, nelabai malonų, nelabai patogų, bet užtat ekologišką. Čia jau konkurentas JAV MRE šaukštui. Matosi, kad plastikas labai patvarus, o šaukštas yra labai ilgas. Tam, kad būtų patogu iškabinti iš pakuotės šitos maisto. Iš kuo giliau galėtum pasiekti ir patogiai iškabinti. JAV MRE iš karto padarė patiekalus atplėšiamus išilgai. Tokiu atveju yra ir su trumpu šaukštu patogu iškabinti iš šono. Nereikia čia užsiimti visokiom ginekologijom. Nu, pažiūrėsime. Tikrai įdomu, ar šitas šaukštas yra patogus. Čia jau taip daug gali pakabinti. Patogiai. Mažiau gėrimų, neturim izotoninio gėrimo, liko tik tai proteininis, šlykštesnis, bet turime sriubytę, turime du užkandukus, batonėlis liko tik tai šokoladas, nusivalyti, nieko daug, viskas labai paprasta ir turbūt pigiau. Kam reikėjo padidinti šitą maišelį? Tikrai nežinau. Šaukštas gal kiek įdomesnis, šiaip jokio stebuklo. Nu ką, pabandom pasišildyti, pasižiūrim, ar šitas maišelis yra geras. Kišame pirmą patiekaliuką.
Užrašus turim portugalų, ispanų, anglų kalbomis ir kitoje pusėje prancūzų, vokiečių ir, spėkite kokie, teisingai, arabų kalba. Visos kalbos, kuriomis kalbama Lietuvoje. Nacionalinės kalbos. Nu, o toks lietuviškas sausiakas. Yra nurodyta linija. Gerai, kad viskas yra nudažyta. Mes puikiai matysime, kada pasieksime nurodytą liniją. Ir gerokai perpilime. Gerai bus. O, kaip užkonkuliavo. Gal kokios lentelės. Tu į stalą sudeginsim. Labai geras. Pašiltukas. Šaunus. O ryfo sriubytę šitą mes jau ragavome, matėme kažkokiame, jeigu aš neklystu, ar ne jungtinių tautų davinyje. Kaip ją pasigaminti? Mums reikia karšto vandens. Iš kur mes gausime karšto vandens? Niekas nežino. Pomidorų sriubytė, 200 ml. O, čia dar su visokiais priedais. Išbandysime šaukštą. Šiaip visai patogu toks ilgesnis iš toli. Gali išrankiot svogūnus visus, jeigu tau nepatinka. Plaukioja makaronai kokie tai. Matom žulyčių visokių. Kvapas toks. Nėra blogas. Ne visiškai chemija, bet tikrai ne močiutės barščiai. Su šito šaukštu valgyti tai čia yra žaidimas. Manau, kad geriausia būtų tiesiog gerti. Skonis geras, maloniai nuteikia. Tikrai praskaidrintų nuotaiką ir suteiktų energiją. Super. Ragaukime pagrindinį patiekalą. Šilo tikrai neblogai. Karšta dar ir dabar. Galėtų šilti dar geriau. Štai toks marmalas. Grybai. Dvokas. Jeigu ne kamera, tai tikrai nerizikuočiau. Sakė, kad yra labai skanių patiekalų, kur yra čili con carne. Šitas veganiškas ir visiems manam tinkamas patiekalas, manau, kad bent jau jo kvapas tai šlykštus. Jėzus Marija. Toks įspūdis, kad sumalta plasmasė. Nežinau, pro kurį galą išeis. Ne, omletas buvo skaniau iš tikrųjų. Ryžiai, kukurūzai, grybai, svogūnai, česnakai. Neturim vegano, kad įvertintų. Šlykštu. Nevalgoma. Šlykštų pagrindinio patiekalo skonį reikėtų nuplauti kokiu nors gėrimu. Čia mes turime arba kavą, arba proteino gėrimą. Bet tas proteinas, kiek atsimenu, tikrai nebuvo skanus. Tas pats mango orango, kaip ir pirmame juodyje. Čia bent jau kvapas geras. Va, koks geras šaukštas. Kaip puiku maišyti su tokiu šaukštu. Nu ką, skanaukime. Anam juodyje man lyg ir nepatiko šitas proteininis gėrimas. Bet čia po to nuostabaus veganiško patiekalo dieviškas skonis. Mano manimu, nuo to pagrindinio veganiško patiekalo mestum visą tą veganizmą. Nureto šlykštumo. Gėrimas puikiai nuplovė to šlykštaus veganiško patiekalo skonį. Šiek tiek atsigavome. Drėgna servetėlė. Anam juodyje buvo labai drėgna. Labai maloniai kvepia. Jokio aitraus kvapo. Šauniai drėgna. Puikiai servetėlė, puikus kvapas, puikiai drėgmė. Medžiaga puikiai. Super. Šį kartą turime daugiau užkandukų. Žemės riešutai šokolade. Štai kokie nuostabų žemės riešutukai. Juodame šokolade. Ne pieniškam. Ne milkoj. Labai geras kiekis. Tikrai daug yra. Problema tik tai, kad pakuotė yra vienkartinė. Galėtumėm susidėti. Užsisekti patogiai, kad neišbirėtų. Ir valgyti žygio metu. Ar šiaip sustojus. Pailsėti kažkur tai. Būtų puiku. Kodėl taip nepadaryta? Klausimas švedam. Džiovintos spanguolės labai skanu.
ypatingai ekspertui. Prašau, Klodai. Nors vienas dalykas, ką tau galima valgyti. Užkandukai tikrai geri. Smagu, kad jų yra daugiau. Užkandukai tikrai skanus ir labai smagu, kad mes turime jų tiek daug. Juodas šokoladas, mūsų rūtelės konkurentas, būtų koks nors patogesnis maišelis ir jeigu gabaliukais įsimeti vieną gabaliuką pačilpė, kitą gabaliuką pačilpė, patogiau. Dabar atsikandi, nėra kietas kaip rūta, nėra labai kartus, šaunus, energijos užtaisas, geras šokoladas. Tos pačios dvi mėlynos dražė. Tomatologinė kramtoma guma. Puikiai atgaivino. O čia tikrai kramtoma guma. Extra mint flavor. Kaip ir anam juodyje, toks įspūdis, kad kramtai dantų pastos gabaliukus. Taigi kas pasikeitė šioje naujoje juodžio versijoje? Didesnė pakuotė, maišelis. Nesuprantu, kam to reikėjo, nes viduje lygiai tiek pat komponentų. O ana pakuotė buvo kompaktiškesnė, mažesnė ir mano manimu praktiškesnė. Bet heiteriai, manau, parašys, kaip aš nieko nesuprantu. Pagrindinis pasikeitimas tai yra šaukštas. Jis dabar ilgas, plastikinis, gražus, patogus ir malonus. Atsirado pašiltukas, tačiau jis ne viduje, o šone. Daugiau pakeitimų kaip ir nėra. Gal mums nepasisekė su pagrindiniu patiekalu, sako, kad čili con carne yra skaniau, bet mūsų ekspertas nusprendė, kad šunų maistas yra daug skanesnis už šį sausiaką. Ačiū už dėmesį, linkiu skanių davinių.